gal pradėjau važiuoti į miestą taip jau daugiau, kaip man buvo gal 15 metų. Nes aš tokia buvau iki 15 metų, bijodavau kažkur tai važiuoti viena, nes nepažindavau miesto, kad tai jeigu važiuojate arba su sesė, arba kažkas, kas pažįsta tą miestą. Tai buvo tokių išvykų labai daug ir vaikystėje mus vežiodavo, pavyzdžiui, ten Romų visuomenės centras, aš ten nuo 5 metų lankiau, kaip prieš mokyklinį. Tai buvo. Tai Gedimino prospekte. Buvo labai faina pavakšti, pažiūrėti, kad, kaip gyvena žmonės mieste, nes pas mus toks kaip kaimas daugiau buvo. Tai tiesiog pasivaikščiojimas arba kažkur tai nueiti pavalgyti kartu su kitais. Kitokie yra žmonės. Ir tu supranti, kad tau reikia irgi kitaip elgtis, negu pas save kaime, kad, kaip čia pasakyti, taip... Gal šviesiau atrodo žmonės, negu mes kaip išeinam tokie tamsus į miestą. Ir toks kitoks požiūris yra į tave. Tu pas save jautiesi kaip, yra tavo ratas ir tu taip laisvai, bet mieste buvo jau kitaip. Jauti tokį kaip, nežinau, dabar tai pavadinčiau kaip diskriminacija. Tada vaikystėje tai nesuprasdavom tą žodį, kas tai yra. Žiūri į tave žmonės kitaip. Ir tu supranti, kad tau reikia elgtis irgi kitaip. Jausmas buvo tada toks nelabai geras, jeigu iš tikrųjų. Tai kaip čia paaiškinti, koks susimaišė dabar visos kalbos, pas negalvoju 3 kalbos - ir rusų, romų ir lietuvių. Jo, jausmas buvo nelabai geras, bet vis tiek tu supranti, kad tu turi gyventi kaip dvigubą gyvenimą ir turi elgtis irgi namuose taip, tada mieste kitaip, kad nejaustum tą tokį nemalonų jausmą, kad išeisi ir į tave žiūrės kažkaip tai kitaip. Ne, su mama mes labai dažnai kažkur tai išeidavom. Į centrą visą laiką, į Europą, kaip anksčiau buvo populiaru vaikščioti, tai mes visą laiką su mama buvom. Ir buvo toks bairis apie Europą. Kiek man metų buvo, gal kokie 9 metai man buvo. Mano mama kiekvieną savaitgalį mane paimdavo ir mes kažkur tai eidavom. Nebuvo tokios savaitės, kad mes kažkur tai neįdom. Ir mes išėjom su jie, vaikščiojom po Europą ir iš Europos mes jau pastebėjom, kad mus stebi. Ir labai stebėjau. Tiesiog jie ėjo už mus. Vienas vyriškis jo. Ten buvo policininkas. Ir mama sako, ko jie mus taip stebi. Bet jinai vaikšto, jai visiškai neįma į galvą. Mes nusipirkom kažką tai ir išeinam. Mes išeinam, jie mūsų stabdo, jisai mūsų stabdo, jo po to priėjo dar vienas. Ir sako, einam su mumis, mama sako, kas jūs toks? Jie parodė policininko to pažymėjimą ir nuvedė mus į tokius kaip periulką, kaip lietuviškai teisingai pasakyti, net nežinau. Ir aš įsigandau, aš pradėjau verkti. Mano mama pradėjo su jais ginčytis, rėkti ant jų, ir jie tada suprato, kad jie mane išgąsdino ir jie mus nuvedė į nuovadą. Ir rado pas motiną pinigus ir mano mama turėjo jiems įrodyti, iš kur jinai juos turi. Už kiekvieną centą turėjau ataskaitą jiems pasakyti, parodyti, už ką jinai ir iš kur tos pinigus turi. Jau tiek metų jau praėjo, kiek 14-15 metų praėjo, bet va... Pas mane labai dažnai taip užėjau, pavyzdžiui, tam pačiam atsupė kažkokią parduotuvę ir man iškart hello. Aš sakau, aš kartais ir kartais pabandau dar kalbėti kažką, bet taip specialiai, kad pajuokaut. Ir ta sakau, sorry, don't speak English, tipo, kad nekalbu angliškai. Ir ta pradeda žengti į. Nieko, tipo, sako, maniau, kad iš kitos šalies tiesiog pasikela ten, nesako, tu čigonas dar kažkas. Paklausiu, kokios tautos dar kažką, jeigu smalsu. Man sakė, tipo, arba Indija kokia, arba, tipo, Turkija. Kur labiausiai, tipo, jaudų daugiau, tamsesnių. Nes kaip ir pasakojau, dėl tos diskriminacijos, kad į tave taip žiūri, tau yra sunku būti tarp kitų žmonių. Tai kiekvieną dieną tu jauti tą diskriminaciją. Pavyzdžiui, parduotuvėje, kasoj, stovi prie žmonės, tai kasininkė vieną aptarnauja, pavyzdžiui, ten, pasakysim,
lietuvių tautybės, ne, žmogų, tai aptarnauja taip maloniai, bet kaip priejo tavo eilė, jinai tau taip meta tos daiktus kaip kokiam šuniui. Tai irgi tai. Tu tada jauti, kad vat, jinai žiūri, mato, kad tu esi ne Lietuvos ten tautybės, nors visi piliečiai esam, ne kažkur tai atvažiavom, bet tas jausmas toks jau būna ir pykčių, būna tokių blogių dalykų. Būna, kad palaiko, nes sako, kad vat, nėra pas tave tos skarus galvoj plaukose, nėra tokio ilgio sejono, tai sako, iš kur jūs. Tai kada sakai, kad iš čia, būna, kad netiki žmonės. Galvoju, kad kažkur tai atvažiavom, nes labai daug dabar yra emigrantų ir tamsių žmonių. Gal trupučiuką mums dabar tapo lengviau, nes jie nesupranta, kas mes. Bet vis tiek matosi, kad ir jos taip pat irgi nepriima.